Sveiki visi. Pastarosiomis dienomis finansų pasaulyje tikras chaosas. Viskas prasidėjo, kai Trumpas paskelbė apie naujus tarifus. Rinkos krenta, šalis blaškosi, investuotojai panikuoja. Tai šiandien trumpai ir pažiūrėsim, kas čia vyksta, kas labiausiai nukentėjo ir aptarsim karščiausias naujienas iš kripto pasaulio. Taigi, balandžio 2 Trumpas uždėjo didžiulius tarifus daugeliui šalių. Kinijai 34 procentus, Vietnamui 46, Norvegijai 15, Anglijai 10, Europai 20, automobiliams 25 procentus ir tokios kompanijos kaip Land Rover jau sustabdė siuntas į JAV. Trumpas sako, kad čia jo planas padaryti Ameriką turtingą. Make America Wealthy Again. Bet, ne visos šalis sėdi rankas sudėjusios. Argentina jau susitarė su Trumpu dėl nulinių tarifų. Vietnamas, kuriems iš pradžių buvo duotas 46 procentų tarifas, dabar jau beveik susitarė su Trumpu dėl nulinių tarifų, todėl kad jie nusprendė nuimti tarifus Amerikai. Taip pat ir Taivanas eina šiuo keliu. O Kinija nenusileidžia ir jie atsakė papildomais 34 procentais JAV prekiams. Sako, kad gins savo teisės. O kaip rinkose tai reaguoja? Trumpai tariant, visiška panika. Remiantis The Cobacy Letter, ketvirtadienį rizikos fondai pardavė akcijų už 40 milijardų dolerių. Tai didžiausias dienos išpardavimas nuo 2010 metų. Trumpalaikiai pardavimai viršijo pirkimus net 3 kartus, o Šiaurės Amerikos akcijos sudarė 75 procentus viso pardavimo tūrio. Tuo metu smulkieji investuotojai puolė pirkti. Ketvirtadienį jie įsigijo akcijų už 4,7 milijardus dolerių. Tai buvo didžiausias dienos pirkimas nuo 2015 metų. Bet štai penktadienį per 2,5 valandas nuo 9:30 iki 12 ryto smulkieji investuotojai pardavė akcijų už 1,5 milijardus dolerių. Tai vėlgi rekordas per tokį trumpą laiką. Ir mes matom pirmą kartą, kad ir smulkieji, ir rizikos fondai vienu metu masiškai parduoda akcijas. Kai kurie analitikai sako, kad tai gali būti artėjančios kapituliacijos ženklas. Bet jeigu jūsų pinigai sėdi investuoti į kripto, tokias kaip Bitcoinas ar XRP, tai jūs esate geresni investuotojai už visus profesionalius rizikos fondų vadybininkus šiomis dienomis. Nes kaip matom, kol JAV akcijų rinka prarado 6,1 trilijoną dolerių savaitės pabaigoje, net ir aukso rinka prarado 872 milijardus, kripto rinka pritraukė 90 milijardų dolerių. Tai milžiniškas signalas, kad laikai keičiasi ir kripto rinka pradeda stovėti ant savo kojų, o ne judėti iš paskos didžiųjų finansinių rinkų. Bent jau kol kas, o kas bus toliau laikas parodys. Taigi dabar ir pažiūrėkim, kas vyksta kripto pasaulyje šiomis dienomis. Taigi pradėkim nuo didelės naujienos iš JAV. Stable Act ką tik praėjo komitetą su 32 balsais. Tai naujas įstatymo projektas skirtas reguliuoti stablecoinus. Bet ką jis reiškia? Trumpai tariant, jis reikalauja, kad visi stablecoinai, tokie kaip USDC ar RLUSD, turėtų banko licenciją, laikytųsi griežtų skaidrumo taisyklių ir užtikrintų, kad jų stablecoinai būtų pilnai padengti rezervais, kurie reguliariai tikrinami. Taip pat numatyta, kad stablecoinai turi būti registruojami per FDIC. Tai tokia institucija, kuri apdraudžia bankų indėlius Jungtinėse Amerikos valstijose. Kitaip tariant, JAV valdžia nori užtikrinti, kad stablecoinai būtų tokie pat saugus kaip doleriai banke ir apsaugoti vartotojus nuo tokių rizikų, kaip buvo su Terra USD griūtimi 2022 metais. Šis įstatymas dar turi pereiti į Senatą ir atstovų rūmus, bet jau dabar matom, kad reguliavimas ateina. Ir po šių taisyklių prieimimo didžiausias stablecoinas USDT taptų nelegalus Amerikoje, nes jie nėra atlikę audito ir nėra jokio skaidrumo apie TEDA rezervus. Ta pačia diena JAV SEC, vertybinių popierių ir biržų komisija, paskelbė pareiškimą apie stablecoinus. Jie sako, kad stablecoinai, kurie yra padengti 1:1 JAV dolerių,
ar kita fiat valiuta laikomi žemų rizikos lygių, lengvai likviduojami ir nėra laikomi vertybiniais popieriais, angliškai securities. SEC pabrėžia, kad tokie stablecoinai kaip USDC ar RLUSD, jei jie neturi pelno ar investicijų grąžos elemento, pavyzdžiui, palūkanų mokėjimo, netitinka vertybinių popierių apibrėžimo pagal JAF įstatymus, tokius kaip Howey test. Tačiau stablecoinai, kurie siūlo pelną, palūkanas ar kitą investicinę grąžą, arba tie, kurie nėra pilnai padengti vienas prie vieno rezervais, gali būti laikomi vertybiniais popieriais, securities. SEC nurodo, kad tokie stablecoinai kelia sisteminę riziką ir gali patekti po griežtesniu reguliavimu, nes atitinka vertybinių popierių požymius. Matom ir vėl, kad Tetherio USDT greičiausiai turės didelių problemų. Ir pereikim prie Ripple. Jie irgi turi didelių naujienų. Ripple paskelbė, kad jų stablecoinas RLUSD arba Ripple USD dabar yra integruotas į Ripple Payment sistemą. Ši sistema skirta tarptautiniams mokėjimams. Ir Ripple sako, kad RLUSD padės įmonėms greičiau ir pigiau atlikti mokėjimus, ypač tarp valstybinius. Jie taikosi į įmonės, kurios nori patikimo skaidraus stablecoino. RLUSD yra padengtas 1:1 JAV dolerių, o rezervai tikrinami trečių šalių auditorių. Be to, RLUSD jau pasiekiamas ir Kraken platformoje. RLUSD tampa vis labiau prieinamas, o likvidumas auga ir augs. Bet ne tik Ripple stablecoinas auga. Circle USDC valdytojas pasamdė JP Morgan ir Citi, kad padėtų suplanuoti jų IPO, viešo akcijų pasiūlymą. Dokumentai turėtų būti pateikti iki balandžio pabaigos. Tai didelis žingsnis. Circle tampa viena pirmųjų kripto kompanijų, kuri eina į biržą. O JP Morgan ir Citi įsitraukimas rodo, kad tradiciniai finansai vis labiau priima kripto. Be to, USDC populiarumas auga. Sony Singapūre dabar leidžia pirkėjams atsiskaityti su USDC per crypto.com, o Binance paskelbė, kad USDC tampa numatytąją valiutą naujiems Binance Pay vartotojams. Dabar pereikim prie tradicinių finansų milžinų, kurie taip pat vis labiau integruoja kripto. DTCC, didžiausia pasaulyje vertybinių popierių atsiskaitimo sistema, paskelbė apie naują platformą, kuri leis tokenizuotą užstatą perkelti per blockchain technologiją. O Fidelity pristatė naują IRA planą, leidžiantį investuotojams tiesiogiai investuoti į kripto per jų pensijų sąskaitas. Klientai jau seniai prašė būdo prekiauti ir laikyti kripto su mokesčių lengvatomis. Ir Fidelity pagaliau tai padarė. Brokerių įmonė siūlo Bitcoin, Ethereum ir Litecoin visiems JAV piliečiams vyresniems nei 18 metų. Na, o kaip jūs, ar norėtumėt savo pensijoms kaupti investuojant į kripto? Numeskit komentarą. Dar viena didelė naujiena. BlackRock, didžiausia pasaulyje turto valdymo įmonė, oficialiai užsiregistravo kaip kripto turto įmonė Jungtinėje karalystėje. Mes kalbėjom apie BlackRock ateities viziją praeitame video ir kad jie žiūri į kripto labai teigiamai. O dabar matom, kad jie ruošiasi platesniam žingsniui Europoje. Turime žinių iš Coinbase Derivatives. Jie pateikė paraišką CFTC, kad sertifikuotų XRP ateities sandorius. Kontraktas turėtų startuoti balandžio 21 dieną. Tai dar vienas XRP produktas, kuris jau greitai bus pasiūlytas instituciniams investuotojams. O čia matom, Kinijos teismas paskelbė, kad asmeninis kriptovaliutų turėjimas Kinijoje yra legalus. Iki šiol Kinija buvo labai griežta kripto atžvilgiu. Uždraudė kasybą, prekybą, bet dabar atrodo, kad jų požiūris į kripto švelnėja. Kinijoje yra milijonai potencialių kripto vartotojų. Ir be to, turtingi kinai negali savo turtų išsivežti už Kinijos ribų, valdžia ten įvedus kapitalo kontrolę. O per kripto jie tai galėtų lengvai padaryti, todėl čia yra didelių įplaukų į kripto rinkas potencialas. Ir štai pabaigai dar vienas įdomus grafikas.
Paskutinį kartą, kai akcijų rinka per 2 dienas krito daugiau nei 9,5%, Federalinis rezervas įliejo trilijonus dolerių ir pradėjo taip vadinamą QE – Quantitative Easing, tai centrinio banko politika, kai jis perka finansinius aktyvus, pavyzdžiui, vyriausybės obligacijas, siekdamas padidinti pinigų pasiūlą, sumažinti palūkanų normas ir paskatinti ekonomiką. Na, mes apie tai truputį kalbėjom praeitame video. O dabar, kai S&P 500 smuko 10,5% per 2 dienas, kyla klausimas, ar tik nebus Federalinis rezervas priverstas mažinti palūkanas ir įjungti pinigų printerius. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, šiandien bus viskas. Nepamirškite prenumeruoti kanalo, spauskite nykštį, dalinkitės video su draugais ir iki pasimatymo kitą kartą.